anglų keltų tradicijos turi laikytis. Labai sunku lyginti tautinę nacionalinę valstybę, kuri susikūrė būtent nacionaliniu pagrindu, su Didžiąja Britanija, kuri apskritai pradėjo savo egzistavimą, sakykime, kaip daugiatautė valstybė. Tas British Commonwealth, visos tos tiek Velsas, tiek Škotai, tiek Airiai, tiek galų gale ir tos buvusios kolonijos, kurios irgi jaučia ryšį tam tikrą su buvusią savo valdytoją. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga palyginti ir tikrai aš nežinau, kaip aš mąstyčiau, jeigu aš būčiau Britų atstovas, ar netgi Rusas, ar netgi, nežinau, Vokietis, Lenkas, ar tos imperinės šalies, sakykime, atstovas. Todėl, kad vėlgi, kurdamas imperiją, kurdamas didelę valstybę, kurdamas tą tautą, jį prisijėmas ir tam tikrą atsakomybę už visas kitas tautas, kurios bus po jos sparnu. Ir tada ir išeina tas mišri kilmė ir visa kita. Tai aš įsivaizduoju taip, kad kuo pats jautiesi, kuo esi visų pirma. Dideliai valstybei, sakykime, ir ypač jeigu yra įvairi kilmė. Galbūt trumpai pabandysiu paprasčiau pasakyti, įsivaizduokim, Lietuvoje yra mišri šeima. Tėvas Lenkas, motina Lietuvė. Ir gimsta vaikas ir jisai turi pasirinkti kažkada, tai kokia jisai tautybei priklauso, su kokia tauta save sieja. Kokia kalba mokys savo vaikus, kokia kalba jiem dainuos lopšynės, su kokia šalimi ir tauta susijęs savo ateitį ir kur norės būti palaidotas. Tai yra daugiau emocinis ryšys ir tiesiog pats žmogus turi priimti sprendimą, jeigu jis yra mišrios kilmės. O mano klausimas iš tikrųjų, pratęsiant pirmą klausimą, irgi labai paprastas, kadangi oponentas atsakė, kaip jisai suvokia žodį pilietybę, tai tada toks klausimas, ko trūksta 10 metų gyvenančiam Lietuvoje užsieniečiui, kuris turi berods visas teises, tokias pačias kaip ir Lietuvos piliečiai, gal išskyrus tai, kad negali balsuoti prezidento ir Seimo rinkimus ir referendumus. Tai yra turbūt vienintelis skirtumas. Bet užtat gali pilnai balsuoti tose pačiose parlamento rinkimuose, gali balsuoti savo. Tai ko trūksta, sakykime, ar yra kažkokios problemos, ar yra kažkokie tai nesusipratimai dėl to, kad pats nesat Lietuvos pilietis? Dar kartą ačiū už klausimą. Aš negaliu pasakyti jums kiekvieną problemą, nes yra per daug ir mes neturim laiko. Ši savaitė, tarkim, buvo problema pas... Problema su mikrofonu. Gerai, aš garsiai. Šią savaitę, kadangi aš kandidatuoju į savivaldybę, yra reikalų su rinkimų komisija. Ir pavyzdžiui, liberaliai negalėjo registruoti mano kandidatavimą dėl to, kad nerando marko sistemoje kažkaip. Ir kiekvieną kartą aš turiu ryšių su jūsų valstybė, kiekvieną kartą yra problemų. Pavyzdžiui, pabandžiau registruoti balsuoti Europos rinkimuose, kuris mano teisė kaip Europos pilietis. Ir užtenka 20 metų, kad pagaliau kažkoks geekas ten rinkėjų komisijoje hekina ir pėda tą marką kažkur į duombazę. Ir tada atėjau į rinkimus ir aš gavau biuletenį prezidentų rinkimų. Ir aš galvoju, kas čia yra, aš galiu balsuoti už prezidentą. Ir jeigu aš nepasakyčiau nieko, aš
galėčiau eiti ten, pažymėti už grybauskaitę ir būtų dar vienas balsų. Tai yra rimta bėda. Banko sąskaitą atidarykit, kainuos 100 litų už kažkokį tyrimą. Jis skambina, nežinau, kam karalienei. Pasakyti, ar šitas markas yra geras, ir karalienė pasakė taip, ir tada aš turiu atidaryti banko sąskaitą už 100 litų. Čia skamba kaip smulkmenos. Bet 10 metų gyvenu čia, moku mokesčius ir aš negaliu gauti paslaugas iš kur aš siunčiau mokesčių ten, o atgal, biškai sunku, sorry Markai, notaras padarė klaidą prieš 3 metus ir dėl to yra net 2 Markadam Haroldsų Lietuvoje oficialiai. O galiu balsuoti 2 kartus dabar, tiesiog kiekvieną kartą. O jums normalu, jūs einat atidaryti banko sąskaitą, parodė pasą ir viskas tvarkoja. Tai, ne visiškai, bet mažiau problemų bus piliečiui. Ir aš manau, kad jeigu aš dalyvavau taip ilgai jūsų Respublikoje ir noriu balsuoti už tą politiką, kuris gal kiltų arba pamažintų mano verslo mokesčius, aš manau, kad tai yra tiesiog natūralu ir nereikia gilintis į etninę prasme, mes galim tiesiog pagalvoti apie pilietybę kaip konstitucijos dalis, kaip reglamentavimas, kaip įstatymai. Tai pagal visą tai man būtų žymiai patogiau ir beje, pigiau būtų važiuoti į Rusiją, pavyzdžiui, kur turiu reikalų kartais. Ir taip toliau. Tai kodėlgi ne? Dabar dar paskutinį klausimą. Mano paskutinį klausimą. Šitas irgi neveikia, nes gausių sistema apskritai neveikia. Tai whatever. Čia klausimas būtų. Jūs netyčia gimei Lietuvoje. Čia buvo tėvo akcidentas arba galėtų būti bet kur, bet ir Lietuvoje. Ir dėl to Lietuvos kilmės ir taip toliau. O jeigu, pavyzdžiui, Pakistane, tada aš manau, kad tu būtum už, pavyzdžiui, griežtą šalyje teisę ir teokratiją ir taip toliau. Tai ar nėra biškai keista, kad dėl to, kad netyčia gimei Lietuvoje, tu gini šitą labai mažą dalis pasaulio mąstymą. Dėl to, kad gimei Lietuvoje. Supratau klausimą. Iš tikrųjų, visų pirma, manau, kad čia jau filosofinis klausimas. Todėl, kad, kaip pažiūrėsi, vieni mąsto, kad gimimas žmogaus yra netyčinis įvykis, kiti gali mąstyti, aš bent jau atstovauju tą poziciją, kad tai, kad konkrečiai čia esantys žmonės gimė Lietuvoje, gimė lietuviais, tai jie savo genetinėje informacijoje, jie turi tūkstantmečius mūsų tautos kelią užkoduotą. Visa tai yra, netgi mokslininkai gyvūnų pasaulyje randa labai paprastą dalyką. Amerikoje neseniai tiesė vienoje valstijoje greitkelį. Ir pastebėjo mokslininkai, kad ten pastoviai žūsta kelias, ne taip neseniai, per kelis dešimtmečius žuvo daugybė gyvūnų. Tiesiog jie toj pačioje vietoje eina į tą greitkelį ir žūsta. Ir mokslininkai ištyrė šitą fenomeną ir pastebėjo, kad tiesiog kažkada tai ten ėjo gyvūnų kelias link šaltinių. Ir gyvūnai, jie tiesiogiai neišmokė savo palikuonių
eiti link to šaltinio, bet tiesiog pas juos yra genetikoje užkoduotas šitas dalykas, kad jie iš kartos į kartą vis tiek eina tenai. Tai įsivaizduokim, jeigu gyvūnas, primityvus ganėtinai sutvėrimas, tiek paveldi iš savo protėvių, kiek mes paveldime. Ir tai, kad mūsų yra tautos toksai charakteris, kad mes esam konservatyvūs daugumoje, kad mes esam už tam tikras tradicijas ir jas išsaugoja, kad mūsų tai yra natūralu ir aš manau, kad tai yra būtent netyčia. Lygiai taip pat netyčia, kad pakistaniečiai yra tokie, o ne kiti. Lygiai taip pat amerikiečiai, kodėl jie yra daug kur laisvesni, daug kur sakykime, žiūri į daug ką visai kitaip, todėl kad vėlgi jie susikūrė, jų tauta, jų nacija iš skirtingų tautybių iš viso pasaulio suvažiavo ir jie tuos dalykus visai kitaip žiūri. Aš manau, kad tai yra normalu, natūralu ir perfrazuosiu, nes prieš turbūt 10-metį Lijotas vykdė projektą Visi skirtingi, visi lygūs. Tai mano tuo metu vadovauta organizacija iš tikrųjų šiek tiek pakreipė tą projekto pavadinimą ir mes netgi buvom ženkliuką išleidę Visi skirtingi, tiesiog skirtingi. Tai, kad mes esam skirtingi, mes turim tik tai džiaugtis ir tai yra pasaulio įdomumas. Gerai, klausimas bus labai siauras ir iš karto pasufleruosiu, kad nebūtų netaip suprastas. Kai kalbėjau apie grėsmes, kalbėjau apie Rusijos ir apie Lenkijos grėsmes. Ir dabar klausimas labai paprastas. Visi žinom, kad Vilnius prieš 75 metus tik tai grįžo Lietuvai. Prieš tai 20 metų buvo okupuota. Šiuo metu žinome, kad ta valstybė, nors skelbiama, kad tai yra strateginis partneris, bet labai daug lėšų skiria Lietuvos, Lenkų tautiniai mažumai, kurie niekuo nesusiję su Lenkija, tik tai tiek, kad tai yra investicija. Na, jūs kaip liberalai turbūt suprantate, kad investicija daroma dėl kažko. Tai klausimas toksai paprastas. Jeigu tam tikroje teritorijoje atsiranda taip, kad didžioji dalis žmonių tampa kitos valstybės piliečiai ir kitos valstybės piliečiais, gauna antrą pilietybę. Ir ar jie turi teisę į regioninį referendumą ir prisijungti prie kitos valstybės? O kas pasakė Lietuvos Respublikos įstatymas? Lietuvos Respublikos įstatymai šiuo metu šitoj konstitucijoje draudžia regioninius referendumus. Bet šiaip, aš kalbu, morališkai. Ar turi teisę apsispręsti Vilniaus apskrities gyventojai prisijungti prie Lenkijos, Baltarusijos? Ar morališkai tai teisė prieš konstituciją kažką respublikoje? Tai yra klausimas. Aš suprantu, kad mes pradėjom šitą diskusiją nuo galimybės, nuo diskusijos, kaip galima keisti konstituciją. Tai konstitucija, kaip kalbėjom, yra keičiama referendumu arba kai kurie straipsniai keičiami. Tai mes, tai va būtent, mes teoriškai klausimą ir užduodame. Ar teoriškai turi galimybę, vėlgi suderinus su įstatymu? Turint balsą Lietuvos Respublikoje, aš nebalsuočiau už. Teoriškai, filosofiškai, aš manau, kad pati Lietuva ir net Anglija buvo sukurta dėl to, kad grupė žmonių nusprendė kovoti prieš kitus ir turėti savo karalių arba kunigaikštį. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtų Klaipėdoj kažkoks judėjimas ir surinktų pakankamai daug parašų pagal konstituciją, tada, tai būna, bet pakalbėti apie tokius teorinius dalykus yra įdomu, bet praktiškai aš nemanau, kad, pavyzdžiui, Putinas galėtų samdyti milijoną rusus, pasakyti, eik gyventi Lietuvoje, palauk 10 metų ir tada inicijuoti referendumą.
Nu, pavyzdžiui, tiesiog aš nematau didelės rizikos dėl to, ir karo metu visi taisyklės yra išmetusi ir mes kovojame už savo šeimą. Tai nėra atsakymo, bet nėra klausimų. Dabar gal kažkas turite klausimų, Davidas Karalskis, pirmieji pakėlė rankas, tai... Sveiki, Dovydas Karolskis, liūdnai pagarsėjęs liaudės ir vestuvių dainius. Gerai, o jeigu rimčiau kalbant, tai man kaip konservatyviam jaunuoliui buvo labai linksma stebėti šitą jūsų ping-pongą, nes viskas maždaug tęsiasi taip, kai galvoju apie kažkieno pasisakymus. Aha, pritariu, nepritariu, pritariu. Ir man atrodo, kad tikroji tiesa būtų maždaug vidurio kelias tarp jūsų. Bet pradedant nuo šiek tiek kritikos, aš tikrai suprantu, kad yra labai daug racijos, kai Markas kalba apie tai, kad jis gyvena Lietuvoje ilgą laiką ir negauna pilietybės. Jam iš tikrųjų, kaip žmogui, kuris nieko nenusižengia ir žada būti gerų Lietuvos piliečių, ją reiktų duoti. Bet visai kitas dalykas yra, kai Markas pradeda kalbėti apie teisinius niuansus ir konstituciją. Nes yra iš esmės dvi skirtingos tradicijos. Tai yra anglosaksų tradicija ir yra kontinento teisės tradicija. Kontinento tradicija turi rašytinę konstituciją, kurioje yra parašyta 1, X, 2, Y. Ir tu negali pažeisti tų dalykų. Tuo tarpu pas anglosaksus labiau yra sakytinė konstitucija, kurią žmonės patys tarsi ir nešioja širdyje, kaip sako ypač amerikiečiai. Bet... Yra klausimų? Aš tuoj užduosiu klausimą. Ką tu manai? Pusvalandį. Dar pusvalandis, 15 minučių. Bet viskas atsiverčia, kai tu pradedi kalbėti apie tai, kad žmogus turi pasirinkti, ką jis daro. Ir man patinka čia Juliaus pozicija, nepatinka dėl to, kad jis sako, kad gyvūnėliai yra nulemti genetikos vien. Todėl gyvūnėliai ir yra gyvūnėliai, o žmogus yra nulemtas ir jį supančios kultūros. Ir nereikia pamiršti, kad pavyzdžiui, tu, Markai, augai Didžioji Britanijoje, kuri yra, visgi imperinė šalis ir pas jūs mąstymas yra susijęs su teritorija. O kontinente mąstymas yra susijęs su tautybė šiek tiek. Bet kas būtų, jeigu tu būtum, kaip sakei, gimęs Pakistane, tavo visai kitokia nuomonė turėtų ir tada tavo pusė argumentų netenka racijos. Tai lygiai taip pat norėčiau apginti Julių, kas yra keista.